Vieną paprastą rytą kaimo gyventojas pabudo ir rado 200 karvių, besiganančių tuščiame lauke. Tačiau štai kokia paslaptis. Visoje bandoje nebuvo savininko, nebuvo ir ūkininko. Tačiau kaimo gyventojai nusprendė, kad jei savininkas neateis rytoj rytą, jie jas visas išskers. Tačiau iki ryto visos karvės dingo be pėdsakų, net kanopų pėdsakų. Šis nežinomas ir paslaptingas įvykis persekioja kaimą iki šiol. Tai buvo labai neįprastas rytas mūsų kaime. Saulė tik ką pasirodė virš kalnų. Žmonės pradėjo keliauti iš namų, bet jie pamatė kažką nepaprasto. Kaimo ribose buvo didelė pieva. Žalia žolė augino gražus saulės šviesa. Toje pievoje stovėjo beveik 200 karvių. Jos ramiai niaukė žolę. Jos buvo ramios ir rūpestingos. Bet buvo vienas labai keistas dalykas. Ne viena karvė neturėjo šeimininko, ne vienas žmogus neprižiūrėjo jų. Tai buvo labai neįprastas dalykui mūsų kaime. Kaimiečiai išėjo iš namų, jie ėjo į tą pievą, visi žiūrėjo į tas karves. Jie buvo labai nustebinti ir sugluminti. Niekas nežinojo, iš kur jos atėjo, niekas nežinojo, kas jos čia atvežė. Kur jų šeimininkas? Klausė Jonas. Gal jis miega? Klausė Rasa. Tai labai keista, pasakė senas Petras. Visos karvės buvo sveikos, nė viena nebuvo žalinta, visos buvo gražios ir didelės, visos buvo geros karvės, bet jų šeimininko nebuvo. Kaimiečiai susirinko susitarimui, jie sėdėjo aplink stalo širdyje kaimo, jie kalbėjosi ilgai, nuo ryto iki vidurdienio jie kalbėjosi. Kas darys? Paklausė vienas. Iš kur jos atėjo? Paklausė kitas. Jeigu rytoj niekas nesitars, kas yra savininkas, ką mes darysime? Paklausė senas Petras. Jie galvojo labai sunkiai, jie sumąstė gerai. Galiausiai jie nusprendė taip. Jeigu šiandien vakarą ar naktį ateis savininkas ir paims savo karves, bus gerai. Bet jeigu rytoj rytas ateis ir ne vienas žmogus nebus atėjęs, mes darysime tai. Mes paims visas karves, nes jei nebus šeimininko, karvės negali būti tiesiog čia. Visi sutiko su šiuo sprendimu. Jie buvo linkę tai padaryti, bet kaimiečiai buvo nuliūdę. Jie turėjo širdį ir jausmą. Tai buvo labai šalta naktis. Visi žmonės sėdėjo namie ir galvojo apie tas karves. Jie žiūrėjo į langą, jie tikėjosi, kad ateis savininkas. Jie graudžiai melsdavo, kad ateis savininkas. Bet savininkas neatėjo. Naktis buvo graudi ir ilga. Tada atėjo rytas, saulė vėl pasikėlė. Žmonės greičiai išėjo iš namų. Jie bėgo į pievą, kur stovėjo karvės. Bet ką jie pamatė? Jie pamatė tuščią pievą. Nė viena karvė nebuvo ten. Visos karvės buvo išnykusios. Pieva buvo tuščia ir liūdna. Žolė buvo žalia, bet nebuvo karvių. Kaimiečiai buvo labai nustebinti. Jie žiūrėjo visur, jie ieškojo visur, bet nė viena karvė nebuvo. Kur jos? Klausė Jonas. Kaip jos išėjo? Klausė Rasa. Kas čia nutiko? Paklausė senas Petras. Jie atidžiai žiūrėjo pievą, jie norėjo rasti žymių, jie norėjo rasti plaską, jie žiūrėjo, kur karvės ėjo, jie žiūrėjo, kur jos atėjo. Bet buvo labai keista, žemėje buvo tik pėdsakai karvių, šie pėdsakai buvo tik pievoje, nėra pėdsakų, kaip jos atėjo, nėra pėdsakų, kaip jos išėjo, tik keisti pėdsakai pievoje. Tai buvo labai nepaaiškinamas dalykas. Niekas negalėjo suprasti, niekas negalėjo paaiškinti. Nuo to laiko praėjus daugeliui metų, kaimiečiai dar vis kalba apie tas karves. Jie užduoda tą patį klausimą. Iš kur atėjo tos karves? Kur jos išėjo? Kaip jos išnyko? Senoje jie žiūri į tuščią pievą, jie prisimena tą keistą rytą. Jie nežino atsakymo, jie vis dar galvoja apie tą paslaptį. Tai yra pasakojimas apie keistą rytą, apie karves, kurios atsirado iš niekur, apie karves, kurios išnyko į niekur, apie paslaptį, kuri niekada nebuvo išreiškinta. Kaimas vis dar žiūri į pievą, jie vis dar laukia atsakymo, jie vis dar sapnuoja apie tas karves, jie vis dar žiūri į žemes ir ieško žymių, bet pieva lieka tylu, pieva lieka tuščia ir paslaptis lieka paslaptimi.